Knygos per 5 TV – tai erdvė, kurioje susitinka rašantieji knygas, kuriantieji skaitimo puoselėjimo tradicijas bei prijaučiantieji kokybiškai literatūrai. Tai vieta, kur žmonės dalijasi patirtimi, įspūdžiais ir rekomendacijomis apie perskaitytus bei atrastus kūrinius. Laidoje jūs laukia ne tik pokalbiai apie knygas bei reportažai iš svarbiausių literatūrinių renginių. Knygos per 5 TV – tai tavo gerų knygų gidas. Knygos kuriamos apskritus metus, o apdovanojimų derlius kūrėjų širdis suvirpina vasarį. 4 mugės dienos yra tas laikas, kai apdovanojimai knygų kūrėjams tiesiog sninga. Vilniaus knygų mugė – tai ne tik susitikimai su įvairiems literatūros žanrams atstovaujančiais Lietuvos ir užsienio autoriais, diskusijos, skaitymai, praleistos valandos prie leidyklų stendų ieškant išsvajotos ir taip ilgai lauktos knygos. Tai vieta, kur kiekvienais metais mes galime padėkoti knygos rašytojams, iliustratoriams, leidėjams ir visiems tiems, kurie kuria stebuklingą knygų pasaulį. Šiemet Vilniaus knygų mugėje buvo iškilmingai apdovanota 12 kūrybiškiausiomis pripažintų 2014 metų knygų kūrėjų. Pagrindinė metų premija paskirta dailininkui Jurgiui Griškevičiui už knygą Vitas Luckus – biografija kūryba. Knygos vaikams kategorijoje buvo apdovanotas dailininkas Rimvydas Kepežinskas už knygą Pelikanas Pranas ir Taksas Antanas arba Kaip svarbu pasiklydus rasti draugą. Teminėje grupėje grožinė literatūra ir eseistika apdovanojimą pelnė žymi Lietuvos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė už Taraso Ševčenkos knygą Kobzarius. Ta premiją gavau ne aš, bet Ukraina. Pirmiausia, nes knyga visa sukurta pagal Ukrainos spalvas, geltona ir mėlyna. Ir labai džiaugiuosi tiesiog, kad ta knyga buvo pastebėta ir tai yra tarsi savotiškas palaikymas Ukrainai. Kai kūrėm, aš konsultavau su ukrainiečių dizaineriais, klausiau, kaip jiems sekasi, nes labai norėjau rasti Ševčenkos rankraštį. Ir jie man padėjo surasti šriftą, originalą, pagal kurį buvo sukurtas rankraštis, atkurtas paties Ševčenkos šriftas ir tekstas ukrainiečių kalba, jisai yra būtent pateiktas knygos ukrainietiškoje versijoje. Ukrainų tekstas yra parašytas Ševčenkos raštu, tarsi tai būtų Ševčenkos raštas. Ir gretimai yra pristatytas Vlado Braziūno vertimas į lietuvių kalbą. Teminėje grupėje meninės ir dokumentinės fotografijos leidiniai pripažinimą pelnė dailininkas Jokūbas Jacovskis už knygą Vilniaus veidai 1964–1993. Mokslinės dalykinės knygos ir vadovėlių kategorijoje apdovanojimas atiteko dailininkams Zigmantui Butaučiui ir Dovilei Krikščiūnaitei už knygą Ambraso architektų biuras darbai 1998–2014. Dailininkė Indrė Klimaitė gavo apdovanojimą už knygą Teodoras Kazimieras Valaitis 1994–1974, o už knygą Skrisiu įvertinta autorė ir dailininkė Ieva Babilaitė Ibelgauptienė. Mugės metu taip pat buvo įteikta Jurgos Ivanauskaitės premija. Ja šiemet įvertinta Giedrė Kazlauskaitė už eilėraščių knygą Meninos. Poetei premiją komisija skyrė už maištingą, atvirą ir intelektualią kūrybą. Komisija, kurios šių metais pasirinkimas yra turbūt kaip reta teisingas ir tikrai labai derantis prie Jurgos Ivanauskaitės premijos vardo. Nes Giedrė Kazlauskaitė, man atrodo, kaip tikrai vargu ar rasime autorių ar autorę, kuriai ši premija labiau derėtų. Iš tikrųjų, tai jos nepriklausoma kūrybinė laikysena, drąsa ir poetinis meistriškumas yra iš tikrųjų vertas šitą apdovanojimą. Spalio mėnesį prasidėjusi akcija Metų knygos rinkimai 2014 tradiciškai savo finišo tiesiąją taip pat pasiekė Vilniaus knygų mugės metu. Šiemet jau 10-ąjį kartą skaitytojai išrinko jiems labiausiai patikusią knygą. Aš tai tikiu to konkurso sėkme, labai tikiu, nes patys rašytojai, kurie patenka į tos penketukus, sako, kad kartais tai kardinaliai keičia jų gyvenimą ir tai yra tokia priemonė aktualizuoti lietuvių autorius, būtent lietuvių autorius, todėl kad vertimų yra labai daug ir
netgi tarp paauglių, pavyzdžiui, yra tokia nuostata, kad lietuvių autorius tai prastai, ne, imam tik tais anglų, amerikiečių ir taip toliau, o čia skirta būtent išryškinti lietuvių autorius ir paskatinti jų knygų skaitimą. Tai yra labai svarbu ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad tokia akcija yra ir tikiu, kad jinai dar ilgai, dar 10 metų gyvuos. Knygų paaugliams kategorijoje daugiausia balsų surinko Vytautas Račickas ir jo apysaka Aš, dviratis, pirmoji meilė ir Sumuštiniai su sliekais. Vaikų kategorijoje laimėjo Danguolė Kandrotienė ir jos apysaka pasaka Spintos istorijos. Tai tiesiog pasitikrinimas, ar ne tik talento, ne tik, galbūt aš jį turiu, galbūt, sakykime, bet sužinojimas, kad aš turiu aplinkui labai daug žmonių ir labai daug savo skaitytojų, nes ir Spintos istorijos tiražas jau prasidėjo 3, taip kad tos knygos, kurios yra atrenkamos arba įvertinamos, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, bet yra iš tikrųjų skaitomos, ne vien tik tai dalyvauja nominacijų. Niūroko lietuviško bliuzo autoriumi vadinamo Vytauto Stankaus eilėraščiai yra taupūs, jis yra atspindžio, užuominos, ribinės būsenos, abejonės poetas. Jo knyga Iš veidrodžio už buvo pripažinta geriausia poezijos kategorijoje. Žinot, būna tokių knygų, kurios tave pagauna ir tu lauki, kada galėsi grįžti namo ir atsiversti knygą ir skaityti. Tai man yra gera knyga. Rasos Aškinytės intelektualus romanas Žmogus, kuriam nieko nereikėjo, laimėjo suaugusiųjų kategorijoje. Rašytoja tikisi, kad šis apdovanojimas galės pasitarnauti jai, darant pasaulį geresnę vietą visiems. Aš labai tikiuosi, kad šitas laureatės vardas man suteiks daugiau galimybių, vėlgi negalimybių man asmeniškai, bet kažkokiu tai būdu pasinaudojant šituo laimėjimu, gal aš galėsiu padėti kažkam padaryti daugiau, negu aš galėdavau padėti iki šiol. 16 Vilniaus knygų mugė pasibaigė, visi apdovanojimai ir padėkos išdalytos. Vis dėlto šių 4 dienų susitikimai ir literatūriniai atradimai dar ilgai džiugins mus. Tačiau mums skaitytojams, ramiai sklaidant įsigytas knygas, knygų rašytojai, iliustratoriai ir leidėjai jau netrukus vėl kibs į darbus, kad kitais metais pradžiugintų mus naujomis knygomis, kurias vartysime ir apie kurias kalbėsime jau per kitą knygų mugę.